Senoje Gučiojo girėje susitiko du slibinai. Sveikas, Ratakai. Sveikas, Edgarai. Tai šiandieną, manau, tema, kurią tu pasiūlai ir aš palinksėjau 3 kartus. Tai kalbėsim apie Dungeons and Dragons realybę, būtent apie sesijas, ko iš jų tikėtis. Ar bloga sesija yra geriau nei jokios sesijos ir apie, gal čia tu patiksinsi apie Dungeon Master tipus, kokie būna? Klaustukas. Taip, pakalbėsim apie tos dalykus. Ir aš manau, kad reikėtų vis tiek priminti mūsų klausytojams, kad tai yra mūsų nuomonė. Aš žinau, kad tema gali šiek tiek iškelti diskusijų, bet atsiminkite, tai yra tik mūsų nuomonė, bet ne taisyklės. Jo, tai nėra kažkokia, tai mes iš savo pozicijos galim kalbėti, mes negalim sakyti, kaip kas turėtų daryti. Mes tik kalbam, ko mes galbūt tikimės, jeigu kaip žaidėjai esam, arba kokį mes bandome standartą. Aš bent jau bandau standartus išlaikyti kaip diemas. Taip. Ir tada aš manau, gal galim pradėti. Ja, pradėkim, tai spausim gazą ir aš paliesiu tą patį pirmą, paskui tau duosiu įsivažiuoti. Tai išankstinė svajonė, ne? Tu užsimerki. Tu matai, kad diemas girdi, kaip se keičia balsus, nežinai, visokius monstrus ir panašiai. Atsistojęs vaizdžiai pasaka bei rodo ženklais, kas vyksta, jūsų stalas nuklotas, brangiais Dwarven Forge'o miniatiūrų, visi ten, žinai, pilni žemėlapiai. Bet staiga tu pabundi. Ir dabar tu matai lapą A4 formato, ant jo su markeriu nupaišyta viskas. Vietoj miniatiūrų yra centų monetos ir tavo eilė iniciatyvai. Tai čia būtent aš noriu pakalbėti apie tą išankstinės svajonės, galbūt galvoje susidaroma kažkokia idėja, kaip tai atrodys, ypač kai susiformuoja per internetą, kuris toksai tarsi būtent tokius žymius, kaip sakai, pavyzdžius. Žymius pavyzdžius kaip Matas Merceris ir Critical Role, ne? Kur visi sėdi yra voice actors. Įgarsintai profesionalai. Ir pats jisai irgi skaitant. Arba turim Dimension 20, kur irgi ten visi aktoriai, improvizacija, ne vieną pamoką turėjo ir dar prie to draugai daug metų. Tai ko reiktų iš tikrųjų tikėtis? Taip, ko mes tikėkime, gerai pasakėjai, šitie pavyzdžiai ir buvo toks atvejis, man teko skaityti pačiam Reddit'e apie D&D, tose visose subreddituose, tai viena iš dažnų tokių buvo problemų, ypač 17 metais aš pastebėjau, buvo jinai, kai išpopuliarėjo Critical Role, kad žmonės ateina į žaidimą sesiją, turėdami kažkokį savo vaizdą. Ne vaizdą, o tą įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti žaidimas, nes jie matė internete, kaip tai žaidžia kita grupė. Tai visų pirma, gal tada pradėkim su pirmu dalyku, kad reikia suprasti, kad mūsų sesijos, jos dažniausiai būna tokių 2 tipų, aš gal išskirčiau. Pirmas tipas tai sesija, kur labai daug yra vaidybos, role-playing, ir pagrindinis aspektas eina į jį. Bus mažiau kovų, gal bus kažkokios ten myslės duotos, bet pagrindas bus vaidyba ir žaidėjai, nes žaidėjams tai patinka ir jie mėgsta sėdėti, vaidinti vieną su kitu kalbą. Ir antras variantas sesijos koks yra, tai tiesiog tas Dungeon Delve arba kaip Diablo, tu tiesiog nueini, gauni užduotį, eini žudai monstrus, pabaigoje to požymio tu surandi savo lobį ir jūs laimėjote, ir tada jūs grįžtate atgal į miestą ir kartojam tą patį. Tai irgi yra būdas žaisti ir jis irgi yra, jam irgi yra vietos šitam žaidimui. Paaiškinsiu šitiek paprasčiau, ne? Yra žmonės, kurie valgo kebabą su česnakiniu padažu, yra žmonės, kurie valgo kebabą su pikantišku. Ir tada yra tas miksas, kur sumaišo vis padažus. Taip, tai dėl šitų 2 sesijų tipų, kai tas dalykas egzistuoja, visada turi suprasti, ko jūs norit. Jūs kaip žaidėjas pagalvokit savo ir atsakykite tokį paprastą klausimą, ko aš noriu.
Ar aš noriu vaidinti, ar aš noriu labiau įsigilinti į pasaulio istoriją, į ten politiką ir panašiai, ir aš norėčiau viską per savo vaidybą skleisti. Ar man to nereikia ir aš noriu labiau žaisti mechaniškai. Nes kai jūs atsakysit savo šitą klausimą, pagal tai jūs tada bandysit ieškotis stalo kompanijų, ko jūs ir kas dar svarbiausias dalykas, kad jūs apie tai kalbėjote. Ar tą, kaip pas tai biški mikrofonas, Biški mikrofonas, jo kažkodėl nutrūksta, bešnekant. atsiprašau, tuoj sekundėlę, pažiūrėk. Tai gerai, viskas, aš perimsiu, jo, ir ką turėjome į ar takas, tikriausiai, ne? Tai dėl tų tipų ir dėl stalo pasirinkimo, tai vėl čia noriu tas disclaimeris, priminimas, įspėjimas, nežinau kaip nori tai vadink, kad tai nereiškia, kad, žinai, dabar man netinka, čia nėra toks stalas, kokį aš noriu ir viskas, ir susirinku savo daiktus, pasiemu savo miniatūras, aš keliauju. Įmanoma yra su Diemu pasišnekėti visą laiką. Aš noriu priminti svarbą pokalbio. Kartą kaip pabandyk kažką pasakyti. Dabar bandau sakyti, ar kaip dabar geriau. Ok, gerai, viskas gerai. Tai va. Gerai, tai taip, tai apie tai, kai tu sakai, tai pakalbėt su savo DM-u, kartais netgi tiesiog pažiūrėt, kaip žaidėjai žaidžia. Aš kaip kalbėjom, kad būna įvairių tipų žaidėjo, tai kaip pavyzdys, netgi jeigu paskaitysit knygą, žaidėjo tą knygą, ten yra toks patarimas, kad kai jūs vaidinat savo veikėją, jūs galit arba priimti sprendimus už veikėją ir kalbėti, kad jisai tai daro, sakykime, mano veikėjas, jisai prieina prie sargybinio ir klausia, kaip jam praeiti į, tarkim, į biblioteką, nežinau. Ir taip ir sakai, žaidėjas. Donda Estela biblioteka. Jo, ne, jisai sako, jis būtent sako DM-ai, mano veikėjas dabar nueina pas tą sargybinį ir klausia, kaip šitą miestą rasti biblioteką. Arba žaidėjas gali pasakyti, jisai pradeda vaidinti. Gerbiamasis, kur jūsų gražiajam šitam nuostabiam mieste aš galėčiau surasti biblioteką. Čia bibliotekos nėra. Na, gerai. Va, prašau, jo, ir tada mes pradedam vaidinti. Tai vėlgi atsiminkit, kad ne visi žmonės yra drąsus ir kažkam toks vaidinimo tipas ne visai žaidimo, tai yra stilius, ne visai yra, ne tai, kad priimtinas, bet tiesiog jaukus, sakykime. Jūs kaip žaidėjas nepykit ant kito, jeigu jisai vietoj to, kad jis jausus, tai žaidimui jisai geriau pasako tiesiog, ką jo veikėjas nori padaryti. Aš manau, tame, ne, šitas yra visa esmė. Taip. Ir dalykas ir dėl to būna, kad kai iš mano patirties žaidėjai, kurie, sakykime, bijo tos vaidybos, kurie bijo prieš publiką vaidinti, jiems labiausiai tinka tas antras variantas sesijos, kur tu duodi jiems konkrečią užduotį ir jie eina, vykdo ją, gauna lūtą, gauna savo tą auksą lobius ir tada jie laukia iš DM-o, kas bus toliau. Aš šilų žodžių čia traukinio bėgius. Turiu minėjau užsidėti konduktoriaus kepurėlę šiuo atveju ir truputį nebijoto railroado. Taip, ir čia gaunas, kad tu gali labai kaip žaidimas labiau. Taip, čia kaip žaidimas, kaip kompiuterinis žaidimas, nes tada žaidėjams nereikia, jie komfortiškai jaučiasi. Tai pirmas dalykas, supraskite, kad tai yra skirtingų tipų sesijos. Tai ką jūs norit, kokią sesiją? Vaidybinę arba labiau mechaninę? Antras dalykas, tada iškyla klausimas natūralus. Tai jeigu man nepatiko sesija, gerai, aš galėčiau paaukoti ir aš tada žaisiu, bet jūs žaidžiat vieną sesiją, antrą sesiją, trečią, jums nepatinka. Ir tada kilas toks klausimas, ar verta man žaisti toliau ir ar bloga sesija, jinai yra geriau nei iš viso jokios sesijos neturėti. Buvau šitoj situacijoje. Buvai, ne? Taip, buvo iš šitą situaciją, atsimenu. Nesigilink labai, bet būdavo grįždavo po sesijos. Ir gal jūs irgi dabar esate tokia situacija, arba gal buvo atsimenat. Tai mano patarimas, kaip vedėjo, kaip žaidėjo, negaiškite laiko. Jeigu jums nepatinka, tiesiog pasiimkit, ir pasidarykit savo tos visus pliusus, minusus. Jeigu jūs jaučiatės, kad sakykime, jūs negaudot to bendro tokio vaibo
prie stalo, gal kažką, ką jūs darot, ne visi žaidėjai tą Na, gal vėl. vedėjas. Kaip? Vėl nieko, aš nesuprantu, dėl ko tas mikrofonas tavo šokinėja. Vėl šakinė. Keista. Gal pas mane... O dabar gerai? Nu, lyg ir gerai. Nu, esmė tokia, Gerai. ne? Tai... Nu taip. Aš manau, tu reikia tiesiog stengtis, žinai, tu vis kaip slibina savo briefing weaponą naudoji į maiką, tai to reiktų šiek tiek atsargiau. Man atrodo. Gal pabandysiu. Aš irgi nuo to, dabar gerai. Tą, kai aš tai biškai pertrauksiu, ar nežinau, Aha. prisidėsiu. Aš irgi, sakyt, buvau šitoje situacijoje ir tikrai galiu sakyti, neverta nervų gadintis, grįžti po sesijos. D&D esmė yra tai, kad tu turi pasisemti gerų emocijų, ne? Nebent liūdna sesija buvo, bet iš esmės pasisemti gerų emocijų, grįžti gerai nusiteikęs, o ne išeiti į, tiesiog čia yra laisvo laiko praleidimas, ne kažkoks tai hobis, stalo žaidimas ir tu grįžti visas susinervavęs, piktas ir dar ant kitų išsiliejai, kaip sakyti, savo tą nepykant. Jeigu jau taip pagaunat save tokio akimirkui, viskas. Čia arba stabdot, ieškot kitos sesijos, arba šnekat su Dungeon Masteriu, arba jeigu jau buvo šnekėta, nu tikrai tiesiog neverta jums patiems savo energiją švaistyti ir to labiau pasisemti to negatyvo pastoja. Taip, sutinku su šito, kol šis čia nepradėjo trukinėti, ar vis dar trukinėja jisai. Viskas gerai. Gerai, taip, ką Edgaras pasakė, nekankinkit savęs ir svarbiausia, nekankinkit kitų žaidėjų, jeigu jums kažkas netinka žaidime. Aišku, nereikia galvot, kad, čia toks niuansas, kad jeigu jums nepatinka, tai reiškia, daro visi blogai. Gal čia tik... Tai mes sklandžiai, gražiai grįžtam slibinai atgal, vienam slibinui čia truputį nežinau, sparnus pakirpo. Nežinau, kaip pasakyti. Vėjas, tai atsiprašau, man atrodo, dėl orų ryšys mano trukinėjam, mano Orbus Crying blogai veikia. Jo, Orbus Crying. Pas tai vienas iš material komponentų buvo turbūt apgadintas. Tai nežinau, taip įbendant trečią, ne, tą mūsų temelę, ar bloga sesija yra geriau nei jokios sesijos. Tikrai ne. Geriau tada jokios sesijos. Geriau palikit tą stalą ir bandykit ieškoti kitų žmonių. Gal surasit online, gal jeigu jūsų, sakykime, mieste, kur jūs esat, jūs nebeturit su kuom žaisti. Arba bandykit išsiaiškinti, pakalbėti su DM-u, kad jisai suprastų, kas jums nepatinka, dėl ko jums nemalonu būti prie to stalo. Ir jeigu matot, kad nevyksta joks rezultatas ir jūsų tie pokalbiai ne prie ko nepriveda, taip, geriau išeikit, nesikankinkit ir nekankinkit kitų. Ir tie, kas klausotės, tikiuosi suprantat, kad aš čia pavyzdžių iš realybės neduosiu, nenoriu nieko įžeisti, ar kažkas, kas klausantis net pažintų savęs. Tai patikėkite tiesiog mūsų žodžiais, mano ir patys, mūsų žodžiais, mūsų nuomonė pasitaisysiu. Bet manau ir patys tai išgyvenot ir kam neteko dar to išgyventi ir svarstat dabar ką daryti, tai iškart galim pasakyti, kad tikrai nesigadinkit savo dienos. Neverta. Neverta. Va, ir dėl to reikia visada atsiminti, aš manau, galėjom pakalbėti dar apie mūsų čia gal 4 punktas būtų, ar 3 punktas, kad apie DM-ą. Trečias, nes pradėjau nuo 0. Taip, tai 3 bus. Tai kiekvienas DM-as yra skirtingas ir šitą dalyką turite visada atsiminti. Vat ir grįžtant dabar prie tos mūsų įžangos, kad žmonės pasipamato kažkokį video, tokį kaip pavyzdys buvo Critical Role, Dimension 20, reikia vieną dalyką atsiminti, kad ten žaidžia profesionalus įgarsintojai, profesionalus aktoriai, kurie turi patirties ir vaidyboj, kurie vaidindavo ant scenos, supranta, kas yra improvizacija, ta taisyklė taip ir jie tai yra darę daug metų ir daro daug metų. Ir pats svarbiausias dalykas, kad Viktoras Seto, jie jau pažįsta vienas kitą. Taip. 10 metų kartu žaidžia sesiją, nusivaizduokit jūs.
10 Tai metų va, yra daug. ir 10 metų yra taip, daugiau negu 9. čia tai yra iš tikrųjų daug. Tai va, ir šitie žmonės, vėlgi, tai, ką jie daro, ypač toks didelis šou kaip Critical Role, vis dėlto jis yra daromas kaip būtent kaip šou, kad mes galėtumėm atsipalaiduoti, žiūrėdami jį, nu, gal ten dėl savo veikėjų, bet žiūrim kaip kažkokį projektą. Taip, aš nesakau, kad ten yra viskas parašyta ir ten scenarius yra ir dėl tų įvykių, bet pats dalykas, kad vis tiek pirmoji vietoje jie nori padaryti šou, kad žiūrovams būtų įdomu žiūrėti. Realybė tas šou yra vykdomas prie kiekvieno stalo, o net didžioji daugumai ir kiekvienas DM-as gali daryti maksimaliai tiek pastangų, kiek jis sugeba. Pavyzdys. Kiek aš metų jau žaidžiu šitą žaidimą D&D, aš iki šiol nemoku normaliai daryti skirtingus balsus, imituoti arba ten kažkokį akcentą sugalvoti. Pas mane gaunas arba labai karikatūriškas toks variantas, stereotipinis, arba aš tiesiog net nedarau jo. Taip, tau, kiek Edgarai, kiek aš girdžiu, tau tas labiau sekasi. Žiūrėk, vėl, kodėl? Todėl, kad aš, nežinau, ankstyvos mokyklos laikų, nuo pirmų klasių, sėdėdavau vienas kambarį ir bandydavau visokius balsus. Tarsi. Šitą jau liūdnai skamba. Tai taip. Ką padarysi? Taip, pažįstu. Truputį kaip Smygulas. Taip, pažįstu irgi, aš DM-ų, kurie iš tikrųjų jie gabus ant šitą dalyką. Nu, to prasme, jie vaidina su balsai savo įvairius garsus, daro nuostabiai. Aš to nemoku daryti ir aš to nedarysiu. Tai jeigu pas mane ateina žaidėjas ir jisai tikisi, kad aš čia dabar tokį spektaklį visą rengsiu, ne, aš jo nedarysiu, nes, aš pasakosiu istoriją, aš įvedinėsiu, aš darysiu, kas priklauso man kaip DM-ui. Iš mano pusės, kad žaidėjams būtų įdomu, bet aš nedarysiu tų balsų, nes aš jų nemoku daryti. Aš apibūdinsiu tą balsą, aš apibūdinsiu, kokia yra emocija, kai sako veikėjas, žodžiu, aš darysiu viską, bet aš to fiziškai pats nedarysiu, nes aš nemoku. Žiūrėkite, aš nuo ko pradėsime. Jūs esate, sakykime, grupė 5 žmonių. 4 iš jūsų jau visi gal kurį laiką žaidžia D&D. Vienas iš jūsų nusprendžia, davai aš vesiu sesijas. Būsiu dėmas. Ok, tai jūs esate draugai, kurie esate pažįstami. Vienas jūsų veda, yra dėmo pozicijai. Duokit laiko. Žinokit, užtrunka laiko ir bent jau aš asmeniškai, kol tu atrandi savo stilių. Taip. Dėmas nebus pirmą dieną. Pirmos sesijos tikrai nebus tokios, kokios bus sesijos po 2 metų. 3 metų. Nu, čia kaip ir tikriausiai visur, žinai, bet neišsigaskit, kaip sakai, ypač, žinai, duokit tą laiko, duokit būtinai žmogui kritikos, pagirimų, nepamirškit, ne vien tik kritiką. Konstruktyvios kritikos. Ir šitas Dungeon Masteris, kuris tuo metu galbūt tik tais lerva, arba tuo metu tik tais tasai, kaip tas ką tik gimęs drakonas vadinasi. Varmling. Jo, tik Varmlingas per laiką taps, aišku, ne mūsų lygio slibinu, bet per laiką atras savo stilių ir puikiausiai vesėsis ir jūs visi tikriausiai idealiam pasaulį linksmai sėdėsit ir žaisit. Bus visko. Taip, ir todėl, kaip pavyzdys, aš kaip DM-as, mano stilius vedimo koks yra, aš nelabai mėgstu griežtai kontroliuoti istorijos, kurią aš vedu. Aš žinau, kur bus pabaiga tos istorijos. Kur bus mergaitė su austriam. Kur bus mergaitė su austriam. Matau tą mergaitę, to liko ilgam nuoskauda. Žodžiu. Ir aš maždaug žinau, kur pas mane bus tas pagrindiniai taškai istorijos metu, bet kaip žaidėjai ten nueis, ką jie darys tame tarpe, aš palieku pilnai žaidėjams. Pats aš ten nesikišu. Nebent matau, kad žaidėjai jau sunku, jie nebežino, ką daryti, nežino, kokį sprendimas priimti. Tada taip, aš juos pastumsiu tą kryptim, kur man reikia. Duosiu pavyzdį, kaip kai tada, kai mes bandėm duris atidaryti, labai vaizdžiai apibūdinai. Kažkodėl duris, kaip pasitaiko, dažnai būna didžiausias žaidėjų priešas. Ir šį kartą buvo mūsų. Ir mes bandėm visai pusę valandos atidaryti duris,
ieškodami, kur čia galbūt kažkokią tais akį reikia įdėti pakeisti, kur čia reikia gal kažkur pajudinti deglą prie sienos, nu kaip pavyzdys, ne? Ar ten gal kažkokios runas reikia specialias išbražyti. Ne, reikia tiesiog pakelt duris į viršų. Jos neatsidaro, iš šono jas į viršų. Jas tokie reikia pakelt. Jo, ir susitiksite su daug skirtingų dėmų. Ir bus, kas jūs už rankos lydi visą tą kelią. Ir bus kaip pavyzdys Artakas, kuris tau nusako sceną, daug apibūdina, ką tu matai, ir nuo čia tu jau esi vienas, kaip sakai. Nebent, kaip minėjo, jeigu jau ilgą laiką suksi galvą, ką čia galim padaryti, yra įmanoma, jeigu kauliukai padės, ten išmesti, nežinau, kažkokią history ar intelligence galbūt čeką, kur ne kažkaip tai tau galbūt pagelbės minimaliai. Taip, nu bet čia aš galvoju dar kitas dalykas, ar aš žiūriu visada, ar informacija, kurią žaidėjai turi gauti, ar jinai labai yra kritinė istorijai ar ne. Bet čia aš manau apie kitai temai galim šitus palyti dalykus. Ja. Tai va, atsiminkit, apibendrinant. Kiekvienas DM-as turi savo stilių. Ir jisai savaip ves žaidimą. Ir jums gal nepatiks tas stilius. Tai pabandykit, pažaiskit 1, 2, 2 sesijas, pažiūrėkit, kaip DM-as jisai veda. Ir jeigu, matot, kad tai ne jūsų stilius, gal vaikit pas kitą DM, pabandykit pas kitą žaisti. Arba, arba kažkaip, nežinau, kalbėti su DM-u. Jo, paėmus plačiai, ne? Ta požymė ir slibinai, ta Dungeons & Dragons realybė sesijų yra tokia. Susirinka grupė introvertų, kažkaip sugebėjusi priversti save, nežinau, vieną kartą ten tą, kur turi vieną išėjimą per mėnesį, va būtent išeiti D&D žaisti, jūs nepažįstate galbūt 90% stalo. Gal tik tais DM susipažino prieš porą savaičių. Nebus viskas nuo pat pirmos dienos kaip per sviestą. Labai retai atvejai ten kažkokie ten būna, kad taip nutinka. Tai pirmoje vietoje reikia kantrybės, reikia laiko, o jeigu matot, kad niekas nesikeičia ir tik blogėja, arba, nežinau, arba toliau lieka toj pačioje vietoje ir tai ne jum, kad ir ką keisit, tai ne jum. Tai gal reikia apsvarstyti tokį idėją, galbūt tiesiog D&D netinka kaip žaidimas jau. Čia labai tokie, žinau, skaudų žodžiai ir liūdni tema. Dabar turėčiau mažą smuiką, galėčiau pagroti ranką. Pas mane fonė negroja tas mažas smuikas. Dėkui. Bet taip yra, žinai. Bet taip yra, taip, iš tikrųjų reikia tiesiog priimti tos faktus. Arba tapkite dėmų. Arba tapkite dėmų, taip. Ir tada veskite taip, kaip jūs norėtumėt vest. Ir bandykit surasti žmonės, kurie patiks jūsų stilius vedimo. Sėkmės. Tai tiek gal ir norėjau pakalbėti apie šiandien. Ko tikėtis iš mūsų stalo žaidimų. Aš čia pridėsiu bonusą tiem, kurie išsiklausė visas 20 kažkiek minučių. Ta tokie tėvė aš nusidėjau. Iš tikrųjų ir aš buvau pagautas Mercerio efekto pačio pradžioj. Kaip diemas. Bandžiau labai kopijuoti stilius, kuriuos mačiau internete. Kaip sakyti, normalu yra, kad tu kai pamatai kažką, tu galvoji, o čia geras, aš bandysiu irgi taip. Ir pačiam buvo sunku, ir save apsunkinau, ir šitiem diemam, kurio klausotės, duokit tam laiko, neatsitinka per dieną, kaip ir Roma, nieks nepasatė per dieną. Anksčiau vėliau atrasit savo tą stilių ir viskas bus gerai. Tai va tiek. Taip. Taigi. Tai visą takai. Ačiū už tai, kad paklausėt mūsų šitos temos. Ačiū tau, Edgarai. Susilaukiam pirmo komentaro, laukiam antro. Taip, ačiū visiems, kas klausotės mumis. Ir tada pasimatysim, aš manau, kitam epizode.